Labas iš ryto. Šiandieną su kolega Vaidu bandysim Nemuną, aukščiau Kruonio elektrinės. Šiandieną bandysiu naujus jaukus Mondialo serijos Sensaso gamintojo. Žiūrėsim, kaip jie veikia, kaip jie dirba, kaip vilioja karšį. Vaidukas, kiek žinau, kiek išpasakojo, nežinau ar teisybę pasakė, bet su čiampu gaudys. Tai žiūrėsim rezultatą, kuris geriau sugaudė šiandien. Tai va, einam ruoštis žūkliai, skanuotis dugną ir jaukinsimės ir bandysim gaudyti. Čia tokia vieta unikali, kad be 8 valandų kliovo nebūna, tai dar turim laiko šiek tiek. Tai einam ruoštis, žiūrėsim, kaip seksis. Jauką kaip visada ruošiausi iš vakaro. Kaip ir minėjau, toliau testuoju Mondial jauką skirtą karšiui. Šį kartą maišau 1 kg Mondial Tropic ir kilogramas Mondial Bingo. Ir aišku, pabaigai įdėsiu žalių džiūvėsių. Jauko drėkinimas vyko per 3 kartus. Jis puikiai priima vandenį, gerai išsipučia. 2 kg jauko sunaudoju lygiai 1 litrą vandens. Jaukas nėra labai stambios frakcijos, galima sakyti, kad frakcija vidutinė. Spalva šviesiai gelsva, kvapas labai silpnai vaisinis. Kągi, pradžioje startinis jaukinimas, vėliau masalo kombinacijos paieškos. Žūklės taktika pas abu buvo vienoda. Ta pati distancija, tas pats gyvų masalų padavimas į jauką, nes visgi norėjosi išbandyti jaukus vienodom sąlygom. Primenu, kad Vaidas gaudo su Champion Feed gamintojo jaukais. Startui paduodu gausiai karpytų musės lervų ir uodo truklio lervų, liaudyje taip vadinamo matilio. Pirmi žuvies prisilietimai buvo labai atsargus. Vienas patempimas ir masalas paliekamas. Vadinasi, žuviai pateikta kombinacija ne visai tinkama ir tada jau tenka spręsti šitą galvosūkį ir mąstyti, ką nuimti, o galbūt kažką pridėti. Pirmas karšiokas ir masalas 5 matiliukai. Į apatinę lūpą tvarkingai.
Vaidas irgi atsidarė su normaliu karšeliu. O, gražus karšiokas. Žodžiu, baigiam žūklę šiandien. Jo, baigiam. Gan neblogai susigaudė, bet viskas susigaudė po pietų. Pirmi kliovai buvo nuo 9 iki 10, paskui buvo štilis, iki 12, paskui nuo 12 pakeitus distanciją į artimą, apie 20 metrų nuo kranto, antrovkės beveik viršaus, viską susigaudėm, visi stambius karšiai. Geriausiai dirbo 4 bartitzikai. 4 skandinti vadinti. Jo, 4, skandinti, gyvi, jokio skirtumo nėra. Pas mane jaukas, kaip ir sakiau pradžiai, buvo Sensas gaminto mondialas. Pamatysit pagal žuvies kiekį ir pagal žuvies dydį. Ir darykitės patys išvadas, kuris jaukas yra geriausias. Taigi einam žiūrėti, ką pagavom. Paleisim žuvytę atgal. Taip, kaip visada. Jo. Ką, žuvytė labai gražiai pas Vaidą. Iš karto matosi. Karšiukų porą tokių yra gražių, palei 2 kilus abudu tokie egzemplioriai. Labai gražiai susigaudė. Eisim pasižiūrėti, kas pas mane gražaus. Šiandienos žūklės reziumė yra tokia. Mondial jaukas pasirodė neblogai, tačiau pas Vaidą karšis buvo gerokai stambesnis. Manau, šiek tiek pakoregavus mano jauko receptą ir pridėjus keletą priedų, rezultatas būtų tikrai neprastesnis. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Rekomenduokite mūsų video kitiems, būtinai prenumeruokite kanalą ir iki greito susitikimo prie vandens.